Aš klausiau, kaip, jis sako, krizė baigės, buvo 2009 metais, sako, viskas, krizę nugalėjom, baigės. Visi laukia, kada pagerės, tai toks gar, dugną pramušė matyt. Stop, dar porą mėnesių bus. Pusmetį palaukia vėl, dar dugną pramušė, dar bus porą mėnesių. Tai kada ta baigsis, kada, nežinot. Aš taip išmaščiau tiesiog. Krizės jau dugnas tas bus jau tada, kai tualetinio popieriaus dar bus, a valyti jau nebus ką. Ir tą tualetinį popierį, žinot, tą naudotą tą, jeigu kas ras, po kokią 30-40 metų, ims dės į rėmelį, kabins ant sienos ir sakėt, va, anukėlė, žiūrėk, tavo dėdulis da mokėjo šituo naudotis. Va, tuo rūdumu braukdavo per tą vietą, kur dabar užgėjus. Nu, yra, kaip sakoma. Nieko čia nepadarysi. Gyvenam tokioj nuostabioj šaly, bet kitur ir negalim gyventi. Aš tik tai žinau vieną dalyką, kad šiaip tai Lietuvoje yra patys mylimiausi Seimo nariai. Teisingai. Statistika rodo, kad lietuviai labiausiai myli savo... Teisingai. Ko jūs taip nutilot visi? Iš tikrųjų, jeigu Seimo nariai išleist vieną palaidą be apsaugos į miestą, tai lietuviai jį užmylėtų. Taip, iki soties, taip sako. Prisiminiau vieną tokią istoriją, čia į bilieto kainą neįeina, nepergyvenkit. Kunigėliai, žinot, tai, kaip sakyt, išleistuvės. Iš vienos parapijos į kitą. Pas jos rotacija būna išleistuvės. Žinot, ir aišku, balius, kotletukai papjaustyti, lietuviški nacionaliniai kebabai, visko pridrošta, ten visi laiko tautinį paveldą rankoj, laukia, kol nubėgs. Visi susirinkę, klebonėlis, jau liktai nori jau 15 metų vienoj parapijoje atidirbo, jau reikėtų, bet laukia brangaus svečio. Seimo narys turi atvykti, visi laukia. Žinot, Seimo nariai kupini rūpesčio visą laiką, amžinai vėluoja, laukia, tautinis paveldas rankoje šyla, jau visi taip, nosi taip drasko, norisi taip nugert. Ir klebonas neišlaikė, sako, žinot, aš pradėsiu. Aš galiu pasakyti, kai aš pirmą kartą atėjau iš tą parapiją, žinokit, truputėlį sunerimau. Pirmas žmogus, kuris atėjo atlikti išpažinties, žinokit, prisipažinau, aš nesakysiu gink Dievę, tai yra išpažinties paslapties, nesakysiu, kas toks buvo, bet jis prisipažino, kad mušė savo tėvus, suprantat, girtavo, išnešė iš namų, pardavė televizorių, pavogė tėvų mašiną, sudaužė, po to susidėjo su kažkokiais žulikais, vogė mašinas, pardavinėjo dalim, narkotikais prekiavo ir aš galvoju, Dieve, į kokią baisę parapiją tu mane atsiuntei. Kaip baisu. Bet vėliau susipažinau su jumis, štai puikiai bendruomenė, puikūs žmonės ir pasirodė, kad tas vienas atvejis tiesiog nesugavino tos visos gražios medaus statinės, kaip sakoma, ir visos jūsų bendruomenės. Pakelkim už jūs. Visi nugėrė tautinio paveldo, tautinis paveldas gražiai nubėgo ir čia įbėga Seimo narys. Su dovanom. Seimo nariai visą laiką ateina su dovanom. Tortas. Tik savaitę pasibaigė galiojimo terminai. Tai galime sakyti šviežias. Labą dieną, atsiprašau, kad pavėlavau, rūpinausi visą Lietuvą, prašom, padėjau, paėmė tautinio paveldo. Aš pasakysiu kalbą, nepykit, rūpinausi visą Lietuvą, pavėlavau. Tai žiūrėkit, kleboną aš pažįstu labai seniai. Kiek mes pažįstam įstojom? Kiek? Aš buvau pirmas, kur pas jį išpažinti atlikau.